Labas rytas. Šiandieną turime sausio 2 dieną, penktadienis, pasiėmiau šiandieną laisvadienį, tačiau vis tiek diena nusimato tikrai darbinga. Šiuo metu studijuoju Lietuvos sporto universitete, aukšto meistriškumo sportininkų treniravimą, tai 8:30 jau prasideda šiandieną man paskaitos, truks jos maždaug iki 12 valandos, o tuomet jau sėsiu ant savo dviračio staklių ir pradėsiu pirmąją šių naujų metų treniruotę. O tos treniruotės metu galėsiu jums papasakoti apie savo šių metų sporto bei šio kanalo tikslus. O dabar einam ruošt pusryčių ir į paskaitas. Tai vis dėlto keičiasi planai, studijų vadovė pamiršo mane pridėti prie naujos paskaitos, ten daug mūsų yra žmonių, 200 plus, tai tiesiog galėsiu vakare pasižiūrėti paskaitos įrašą, o dabar turbūt su šeima tiesiog lėksime į kokį draugystės parką ant kalniukų, nes tikrai galime pasidžiaugti, pagaliau balta žiema, turbūt per 5 metus pirmą kartą Kaune matau tiek sniego. Tad ruošim rogutes, pūsim padangas ir lėksim šiek tiek papramogauti su vaikais bei žmona. Labai smagiai su vaikais praleidome laiką lauke. Kaip ir minėjau, žiūri fainai, kad to sniego pagaliau yra, nes iš tikrųjų praėjusiais metais su rogutėm ant kalniukų iš viso negalėjom būti. Užpernai tas rogutės nusipirkom, tai vieną kartą buvom iščiuožę. Ir nutirpo visas sniegas, tai smagu, kad po naujų metų biškių sniego turime daugiau. Galėjo vaikai irgi pasidžiaugti vaikystę. Vienas iš tų retų mano tėvadienių, kur gali praleisti iš tikrųjų turiningai laiką su savo šeima. O dabar ką? Sėdam ant dviračio. Šiandieną lengva treniruotė, 1,5 valandos. Labai mažo intensyvumo. Tikrai čia mano ir ta fizinė forma šiuo metu nėra pati geriausia. Tačiau galiu pasidžiaugti, kad jinai geresnė negu pernai, nes sirgau dabar prieš kelias savaitės bronchitu, tai prieš tai šiek tiek mažiau sportavau, tai reikia dabar atsigauti, o praėjusius metus palyginimui pradėjau iš viso nuo 3 treniruočių per savaitę, man atrodo, toks miksuotas bėgimas su ėjimu, bėgimai tik tai iki pusės valandos, tai labai džiaugiuosi, kad situacija šiuo metu yra šiek tiek geresnė. O kol važiuoju, kaip ir minėjau video pradžioje, galime aptarti mano šių metų sporto tikslus. Turiu šiuo metu 2 pagrindinius tikslus įsikėlę šiems metams ir 3 tokį bonus. Pavadinčiau tikslą, jeigu viskas gerai, be traumų, tai būtų irgi smagu, jeigu galėčiau ir jį pasiekti. Taigi tikslas numeris 1. Balandžio pabaigoje startuosiu Kauno maratone, bėgsiu pilną distanciją, 42 km. Esu jau tai daręs vieną kartą. 2024 metų Amsterdamo maratone teko bėgti. Laikas nebuvo pats įspūdingiausias,
bet, kaip manau, per pusę metų pasiruošus tikrai neblogai. 4 valandos ir 47 minutės. Tai kiek čia bus praėję 1,5 metų, šiek tiek daugiau. Tai jau norėčiau šiais metais, kad mano laikas būtų mažesnis negu 4 valandos. Bandysiu padaryti pirmąjį savo maratoną, kurį vykčiau greičiau negu 4 valandas. Tai manau tikrai įgyvendinamas tikslas. Kaip ir minėjau, šiemet mano situacija metų pradžioje yra geresnė. Tai manau tikrai ir spėsiu pasiruošti būtent tokiam rezultatui. Prieš sezoną kalbėjau su treneriu, tarėmės, leido rinktis ar bėgti pusmaratonį arba maratoną. Labai norėjau pasidaryti kurios nors iš distancijų personal best. Tai nusprendžiau maratoną, nes buvo tikrai sunku, ypač pabaigoje, bet ta distancija manęs neišgąsdino. Ir tuo tarpu tai bus susiję su mano antruoju tikslu. Tikslas numeris 2. Praėjusiais metais pirmą kartą išbandžiau save triatlono olimpinėje distancijoje. Taip pat teko sustartuoti ir Iron trakai, kur įveikiau pusės Ironmano varžybas. Šių metų mano tikslas pasidvigubinti pastarąją distanciją ir startuoti pilname Ironmane. Šią distanciją bandysiu įveikti Taline, tai bus rugpjūčio mėnesio pabaiga. Tai dėl tos būtent priežasties ir pasirinkau įveikti šiemet maratoną balandžio pabaigoje, nes reiks pilno maratono taip pat bėgti ir Ironmano distanciją. Manau, man tiesiog bus daug lengviau psichologiškai, kai žinosiu, kad galiu įveikti tą distanciją be jokių rūpesčių. Aš žinau, kad galiu įveikti, jau esu tai daręs, tačiau man iš tikrųjų labai svarbu psichologiškai pasibandyti tas pačias distancijas, ruošiantis varžybams. Pusę Ironmano distanciją, sakyčiau, neišgąsdino. Aišku, maniau, kad viskas bus daug paprasčiau, maniau, kad triatlonas iš esmės yra daug lengvesnis sportas, tačiau tų iššūkių buvo ką veikti tą pusę. Tačiau tikrai neišgąsdino, kaip ir minėjau. Pusės Ironmano distancija, manau, gali tapti ta, kurią turėsiu kartoti tikrai dažnai. Bet prieš tą patį pilną Ironmaną atsirado tokio daugiau jaudulio, nesakyčiau, kad dvejonių. Esu įsitikinęs, kad ir tą distanciją įveiksiu. Tačiau jaudulio, kokie sunkumai gali laukti ten, tikrai šiuo metu galvoje yra. Trečias bonus tikslas. Jeigu sveikata leis, nebus jokių traumų, viskas gerai paeis su maratonu, su pilnu Ironmanu. Tuomet spalio pabaigoje norėčiau sudalyvauti Kuršių nerijos trail varžybose, kur bandyčiau įveikti 100 km. Visada norėjau pabandyti įveikti 100 km. Tikrai dar tebeturiu svajonę kada nors įveikti ir 100 mylių varžybas. Taigi nusprendžiau, kad tikrai nėra ko laukti. Ir sudėjau 3 didelius startus į vienus metus, nes po vieną įveikti tikrai žinau, kad įveikčiau. O čia šitie 3 vienoje vietoje per 12 mėnesių jau skamba kaip įdomesnis iššūkis man asmeniškai. Sportui laiko stengsiu skirti tikrai daugiau negu praėjusiais metais. Šiuo metu prie turimų triatlono treniruočių artimiausių metų bandysiu prijungti jau ir treniruotę sporto salėje. Norisi šiek tiek ir tų raumenų daugiau gal pasiauginti, norisi ir to svorio numesti. Tai tie riebalai, man rodo, su sporto sale tikrai geriau degs. Ir noriu kuo stipriau pasiruošti visiems artėjančiam startam. Būtent dėl šios priežasties sugalvojau dar vieną tikslą, tai pradėti savo YouTube kanalą, tam, kad galėčiau uždokumentuoti viską prisiminimui. Ir galvoju, tai būtų visai smagu pasidalinti su kitais. Tai tikrai laukia, manau, nemažai turinio, tikrai ten savęs neįpareigosiu ir kiekvieną savaitę video nedarysiu. Tačiau kartais į mėnesį, manau, tikrai išeis į naudą ir pačiam bus lengviau save motyvuoti sportui. Nebent tikrai kažką įdomiau suveikčiau ir būtų dar kuo pasidalinti, tai galėsiu tokio turinio pakurti ir šiek tiek dažniau. Jeigu buvo įdomu, tikrai galite pasubscribinti mano kanalą, paspauskite ant to video laiką palaikymui, o komentarus galite parašyti, kokių video
tikėtumėtės ir ką daugiau norėtumėte pamatyti iš pačio pasiruošimo. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi jums patiko. Tęsiu savo treniruotę ir iki pasimatymo kitose video. Iki.